Everybody. I'm sorry I have to do this in English for you, but I thank the mayor, I thank all of the people from the city of Okmulgee, the businesses, our customers are here, the owner of the building, your representative is here, and all of the BT team is here. So thank you for coming. Fredas sakė, kad labai atsiprašo, kad kalba angliškai, tačiau tikisi jūs jį suprasite. Labai dėkojame, kad pas mūsų svečius atvyko savivaldybės atstovai, mūsų verslo partneriai, žmonės ir įmonių atstovai, kurie mums padėjo čia įsikurti. My colleagues this morning were worried that I wasn't going to come because of the weather. And I said that in Canada this is like mid-October. Kadangi Fredas yra kanadietis, tai jo toks oras, kuris šiandien išgąsdino nemažai ką iš mūsų, visiškai nestebina, nes tai yra maždaug spalio vidurys jo gimtojoje Kanadoje. So, we are absolutely thrilled to be in Okmulgee. Just thrilled. Mes labai esam pakylėti, kad esame čia Ukmergėje ir tai pakartojo 2 kartus. It feels like home for us. And thank you to the city and to the businesses and to the people because it feels like home already. Mes čia jau jaučiamės kaip namie ir ačiū jums už tai. Serving customers at BT a career. Labai svarbu, kad kada mes kalbame apie klientų aptarnavimą BT-je, tai mes kalbame ir apie žmonių karjeras. So typically in companies, a customer service job is just used by people for a year or 2, sometimes after university or during university, and then they move on to a different job. Labai dažnai atsitinka, kad įmonėse žmonės, kurie rūpinasi klientų aptarnavimu, jie ateina į tą poziciją iš karto po universiteto, jie išbūna ją 1-2 metus ir po to juda kažkur tai kitur. And so my goal here, personal goal, is to have people working here as a career, so that they're here 5 years from now and 8 years from now. And I think that will be the difference when it comes to BT and its competitors, because we'll have the best people and the most experienced people and the most trained people. Mūsų tikslas čia yra padaryti taip, kad žmonės, kurie aptarnauja klientus, išdirbtų čia ir 5, ir 8, ir 10 metų, ir kad šioje labai konkurencingoje rinkoje jūs pajustumėte patys kaip klientai, kad mes iš tikrųjų rūpinamės klientais geriau. And we already have the perfect role model from Okmulgee, which is a woman named Renata. Mes čia Ukmergėje, čia man surprizas, aš verčiu taip kaip yra. Mes turime čia, šioje patalpoje, nuostabią moterį iš Ukmergės, kurios vardas yra Renata. Thanks. And I've been here, I was here for 5 minutes this morning, and somebody told me, the team told me twice about Renata, and how really nice and familiar and warm she talks with our customers. Kai aš čia atvykau į Ukmergę anksti ryte, tai per pirmasis 5 minutės vardą Renatą išgirdau net 2 kartus ir aš supratau, kad tai yra tas žmogus, kuris padeda kiekvienam pasijusti čia ypatingai šiltai kaip ir namie. So it's a perfect start, and there's a perfect kind of people. We're really absolutely thrilled to be here. Ir dar kartą kartoju, kad labai esu sujaudintas ir pakylėtas, kad esu čia, labai šiltų žmonių, labai nuoširdžių. Tai Taujienų dvaras, bandėm išsiaiškinti, kas tie Taujienai, yra įvairių legendų, vienos apie palikimą, tau Janį, tau sūnau, ten kažkas tokio, kitos apie tai, kad važiavo 2 ponai susipyko ir vos ne ienam susimušė, sakė, tau po ieną ir panašiai. Tai pas mus irgi yra tam tikra legenda ir kadangi tie žmonės, kurie pradėjo dirbti Ukmergėj, pirmas jų team buildingas, taip vadinamas, įvyko Taujienų dvare, tai sakom, kada jie ateis kiekvieną dieną į Taujienų dvarą į darbą, jiems bus visada geri prisiminimai. Tai todėl čia yra Taujienų dvaras. Einant toliau, galim pradėti ekskursiją, kiekvienas pasimkite po žemėlapį ir parodysim, kaip mes gyvename.
skaičiuoja, reiškia visi užėjo. Tai čia mes jau darbuojamės. Šitą salę mes pavadinom Kęstučio aikštę. Kolegos kūrė pavadinimus. Tu sakau, nu, kolegos, tik to nereikėjo. Ne, sako Kęstuti, čia ne tavo aikštė. Mes pradėjom dirbti Ukmergėje turizmo ir verslo centre. Jis yra prie tos aikštės. Tai kaip prisiminimą, kad nuo čia prasidėjo visi mūsų darbai, šitą vietą mes pavadinom Kęstučio aikštės. Tai mūsų Kęstučio aikštė turi tam tikrus atributus, kaip sako, kokia aikštė be garbės lentos. Tai šitą kambarį mes pavadinom vaikų darželiu. Jokios čia metaforos šiuo atveju nėra, nes ką mes ruošiamės padaryti, mes ruošiamės čia turėti turbūt tokį vaikų darželį. Pavadinkim tai, kad tai yra neformalu, bet tokį dalyką esam pabandę Vilniuje. Ir eilė mūsų darbuotojų, jeigu nori palikti savo vaikučius, tai jie yra paliekami darbe, ten yra auklė, kuri dienos metu jos gali prižiūrėti. Kadangi Ukmergėje pas mus visgi dirba dauguma moterų, jos turi vaikučių, tai šituo atveju mes turėsime tokią galimybę, kai jeigu reikia, tos vaikučius pusę dienos dienai galime čia pasilikti ir tai mano galva turėtų padėti ir dirbti, ir tiesiog organizuoti savo reikalus. Tai tam tikras priedas mūsų darbuotojam ir pagalba. Sprendimo einate pasitarti su Moko akmenį. Niekas neinas. Tai kai reikia sprendimo, dažniausiai Moko akmuo toli būna. Aišku. Taip, va čia gera mintis, nes turbūt mes taip ir pasielgiam, kad jeigu mums reikės sprendimų ir mes jo nerasim, tai mūsų Moko akmuo bus labai arti. Tai yra sprendimų priėmimo kambarys. Tai remiantis ta Ukmergės legenda, kad yra Moko akmuo, Mokienė ir 3 mokiukai ar daugiau, nežinau tiksliai. Tokia įdomi vieta. Vieni ten bijo eiti, kiti kaip eiti nueina ir prašo kažko iš to akmens. Tai mes turim savo akmenį. Turim Moką, Mokienę, 3 mokiukus. Va čia dar kaip pasakysiu ačiū visiems, kurie padėjo čia įsirengti. Antspauduokimės ir tai tikrai bus statybų pabaiga ir darbų pradžia. Mes aišku dirbam jau kurį laiką. Šiek tiek logistikos, po to visi grįžtam atgal į Taujienų dvarą ir ten dar galėsime pasikalbėti, išgerti kavos, gėrimų ir panašiai. Kęstuti, gal pradėsi? Ir kviečiam pasiekti Kęstučio pavyzdžių tada. Eina pamėginti. Nešiok, rankytę ir... Čia galima nusivalyti, Mėlynos. Čia yra servetėlės, bet nusivalo ir Šiaip reikia pateikti šitą kraštą. Jo. Ne taip daug būtų. Mėlynos nebuvo. Šita pasaka turi laimingą pabaigą. Mums belieka džiaugtis ir dėkoti šitai solidžiai kompanijai už požiūrį, už bendradarbiavimą. Yra tikrai nuostabu, kad ji labai šiltai kalba apie miestą ir turi tikrai labai teigiamą požiūrį. Dirbant su šitos kompanijos vadovais, drąsiai galiu pasakyti, tai yra konstruktyvus, dalykiški ir profesionalūs žmonės, savininkai, vadovai ir darbuotojai. Ko kartais galbūt dėja pritrūksta iš mūsų, iš miesto, sakysim, galbūt valdytojų pozicijų. Bet šiandien yra tikrai graži šventė. Belieka džiaugtis papildomai tuo, kad jaunoji karta Ukmergės kaip tik tai gali drąsiau galvoti apie perspektyvą ir nebejoti, kad Ukmergė taip pat turi potencialo ir turi ateitį.
kuo mes vadovai miesto tikrai niekada nesudvėjojo. Tai šitas atėjimas šitos tikrai solidžios, socialiai orientuotos įmonės, tai tik tai ir patvirtina, kad ir jaunas žmogus gali likti namuose, gali likti Ukmergėj ir nebūtina ieškoti laimės po pasaulį. Dar kartą nuoširdžiai ačiū, klestėkit, gyvuokit, atvažiuokit į rūmus pas mus, bendrausim, kom galėsim, tom padėsim, su atidarimu, su švente visus. Ir galbūt Fredui tada, jeigu galima, minimalus suvenyras apie Ukmergę ir Smetonos dvarą. Ačiū. O Kęstučiui dar turiu atskirą dovanėlę. Kęstutį kviečiam į mūsų tam pačią tradiciją verslo konferenciją, kuris ketvirtadienį labai lauksim. Ačiū. Dėkui. Praėjus šiek tiek daugiau nei metam, virto tokiu puikiu rezultatu. Dabar jūs jau turit savo namus, puikias patalpas, pritaikytas jūsų poreikiams. Linkime jums augti, plėstis ir kad nepamirštumėt mūsų, dovanojam jums kolegžuves. Dabar Tadas turės papildomą darbą sudaryti ne tik darbuotojų darbo grafikus, bet ir žuvyčių priežiūro grafiką. Ir kadangi jos neturi vardų, lauksim krikštyno. Jaučiat šilumą visi? Taip. Pamasažuokim savo anykščius, ten labai daug yra aktyvių reikalingų taškų, kurie ne tik protinę veiklą žadina. Susijaudina. Tai ką, kviečiame bendradarbiauti su Ukmergės technologijų ir verslo mokykla. Na ir norime prisiminimui nuo mūsų mokyklos čia tokį simbolišką dovanėlį vadovui. Ačiū.